Tai ką, sveiki draugai. Šiandien Donny Gym komanda atvyko į Kėdainius, į sporto klubą X-Forma, pas Kastytį Gudavičių. Pabandysim pasportuoti, pasidaryti treniruotę, pažiūrėti kokia aplinka sporto klube. Nu ir pabandysim pasisemti geros nuotaikos. Tai ką, einam apžiūrėti. Taigi, draugai, jau mes esam pas Kastį sporto klube, ruošiamės treniruotėjai, truputėlį pakalbėsim Kastytį apie jo planus, apie jo ateitį, apie darbų sporto klube. Taigi, Kastį, sveikas. Sveiki. Kaip matau, Kastytį pas tave sporto klube žmonių, tai tikrai pakanka? Nu, šiuo metu tikrai nemažai žmonių sportuojančių. Manau, kiekvienais metais biškai daugėja, gal ne tik sportuojančių, kiti nori prisižiūrėti, gal kažkiek sveikatingumo, nors mes daugiau irgi gal kažkiek taikomi sportinį rezultatus. Kastyti, sakyk geriau, kokie pas tave planai? Artėja pavasaris, varžybų sezonas. Gal išduosi paslaptį, gal ruošiamės? Planų yra visokių. Kaip ir sakau, bandysiu ruoštis pavasariui pats startuoti, kaip seksis, bet nes biški tokios gan nelengvos traumos kamuoja, bet šiuo metu kaip ir jaučiuos geriau, tai jeigu nepaves pavasarį, bandysim startuoti. O X-Forma jaunų dalyvių? Taip, dabar kaip ir rudenį buvo, kol kas buvo tik tai vienas į fiziko kategorijoje, tai pavasarį bent planuoja dar 2-3 būt. Už jaunimo vienas kultūrizmo, kur prieš metus dalyvavo, tai manau šiemet gal dar ateis čia į salę tuo metu, bet svorio prisiauginęs tikrai nemažai. Manau, jeigu taip nesustresuos kaip pirmą kartą varžybose, tai rezultatai turėtų būti neblogi. Kai sako, geras treneris visada gerai paruošia. O Kastytis tai savo pavyzdžio, tai tikrai ne vieno yra užkrėtęs. Tai ką, Kastyti, gal šiandien padarysim treniruotę kartu? Ir ką bandysim? Bandysim gal krūtinės treniruotę. Taigi, netempiam laiko, einam bandyti sportuoti? Tai ką, Kasti, trumpai apie treniruotę. Mano treniruotė gal biškai kažkiek specifinė, todėl kad aš, kaip ir sakiau, turiu kaip ir traumą peties, tai ne viską galiu daryti. Tai mano krūtinės treniruotės prasideda nuo hantelių spaudimo kampų. Aišku, noriu akcentuoti biškai krūtinės viršų daugiau. Pakartojimai, pas mane treniruočių ciklas yra tos, kad jisai trunka 10 savaičių ir kiekvieną savaitę skiriasi pakartojimų skaičius. Jeigu pirmą savaitę darau po 8 pakartojimus, tai antrą savaitę 12-14 pakartojimų. Tiek ir skiriasi ir pratimų eiga. Supratau. Gerai, tai ką, bandom daryti? Bandom. Norėčiau atkreipti dėmesį, kad Kastytis stumdamas krūtinę, darydamas kampu, neištiesia rankų iki galo. Tai visada šitą irgi nepamirškite darydami, negalima ištiesti rankų pilnai per sąnarius.
Taigi, sekantis pratimas kas būtų? Kaip ir sakiau, kad mes akcentuojam daugiau šiandien krūtinės kaip ir viršų, tai darysim spaudimą stanklėse. Pakartojimas taip pat 12 kartų. Čia seka, man irgi, kaip sakiau, savaičių laikotarpiu keičiasi. Šią savaitę darau po 12 ir akcentuojamas pas mane gale spaudimo yra, kad išspausti krūtinės dėka. Ne su rankom daugiau padėti, bet kai rankos gaunasi kaip ir atrodytų, gal šiek tiek kaip ir netaisyklingas darimas, nes ištiesinėja rankas, bet akcentas yra krūtinės suspaudimas. O, čia jau įdomu. Kaip suprantu, Kastyti dabar bus suvedimas staklėse? Taip. Kažkokie subtilumai, kažkas, ką čia galima būtų? Subtilumų kažkokių nėra čia, kai staklėse, kaip sakau, kitaip nepadarysi, kaip jos leidžia. Jos kitaip neleis. Darimas į tai vėl akcentuoja, kad aš jau krūtinės pas mane programa yra tokia, kad dėl peties aš negaliu kai kurių pratimų daryti, tai tuo aš stengiuosi kompensuoti gal daugiau pratimų darimą. Ir taip pat į hantelės ir taip pat įvedu treniruoklius. Pakartojimų nuo 12 iki 16, priklauso nuo tos savaitės, koks pas mane ciklas yra tą savaitę. Gerai, supratom, bandom daryti. Taigi, Kastyti, apie sekantį pratimą trumpai. Sekantis pratimas bus tai hantelių plėšimas kampu. Akcentas vėl tas pats krūtinės viršus. Darimas tai šios savaitės aspekte tai pas mane 2 priėjimai po 12-15 pakartojimų ir kad treniruotės intensyvesnės, tai paprasčiausiai mažinam biškį laiką tarp serijų. Supratau. Todėl kaip ir matot, iš tikrųjų viršutinė dalis krūtinės. Akcentuojama yra viršutinė dalis krūtinės. Dirbam. Taigi, Kastyti, sekantis pratimas, kaip matau, lygiagretis, ką galėtum apie jį? Aš manau, į krūtinės viršaus pagrindinę treniruotę jungsim ir vieną bazinį pratimą, kuris jungia daugiau krūtinės apačią. Aš manau, kad turbūt vienas iš pagrindinių pratimų krūtinės apačiai yra. Tai aišku, darimo technika. Kiek matau, kad būna daug kas gal daro turbūt daugiau iš tricepso negu iš pačios krūtinės. Tai akcentuoja tas, kad kelienos stengiuosi kelti biškį viršų. Ir alkūnės turėtų būti truputėlį iš šonus daugiau. Iš šonų. Taigi, pažiūrėsim.
Taigi, paskutinis pratimas. Kastytis apie paskutinį pratimą truputėlį daugiau papasakos, čia jau yra įdomiau. Taip, paskutinį tą pratimą, aš kaip pas mane klube nėra lyno traukos, tai aš pratimą darau su hanteliu ir akcentuoju grinai ištempimą ir krūtinės viršaus kaip ir vidinė dalis, akcentuojama yra ir ta. Tai man pakartojimų darau taip pat po 12-14, porą prieėjimų, na ir pradėsim nuo to. Viską, kas nauja, tai yra gerai. Dirbam. Tai ką, baigiant treniruotę, pas Kastytį, tikrai superinė treniruotė, gavom nemažai žinių, tikrai nuoširdus ačiū už informaciją. Aš kaip sakau už tai, kad vis dėlto pasidalina žiniom, vis dėlto pabūkim biškį atviri vieni kitiem. Ir galbūt mūsų tas sportas, kultūrizmas pažengs truputėlį aukščiau, jeigu mes neslėpsim viską. Taigi, Kastyti, dar paskutinius žodžius. Na, aš manau, treniruotę tikrai gal padarėm gan neblogą, gal kažkas pamatė, kad aš nešioju tokį, nežinau, gal čia akcentas, ne akcentas, iš tikrųjų esu didelis plepys, kad mažiau šnekėčiau, tai įsidedu tą, iš tikrųjų juokaujam, aišku, malonu buvo, kad aplankė Donatas mūsų sporto klubą, biškį gal ir šiek tiek pasidalinom žiniom, nežinau, kiek duos tos mano žinios, bet manau, kaip ir Donatas sakė, būsim atviresni vieni kitiem, tai tas sportas mūsų neužges niekada. Ačiū, Kastyti.